Sveiki, mielieji. Vėl susitinkame mūsų Frankensteino dirbtuvėlėje. Ir šiandieną noriu pakalbėti tokia aktualia elektronikos mėgėjams tema kaip PCB plokščių gamyba namų sąlygom. Jau seniai praėjo tie laikai, kada sėdėdavome ir degtuką mirkydami į nagų laką, baksnodavome stiklo tekstolito gabalėlį, norėdami išvedžioti ploniausius takelius. Atsirado kompiuteriai, atsirado neblogos programėlės, atsirado neblogos medžiagos. Ir dabar netgi namų sąlygom, turint elementarius įrankius, galima pasigaminti visai neblogos kokybės spausdintinę plokštę. Štai čia yra mano naujasis projektas. Paėmiau seną rusišką stiprintuvą Amfiton, išpurčiau jo vidurius ir dabar konstruoju savo variantą. Ir yra reikalas šiame korpuse patalpinti maitinimo bloką ir tarpinį 12 voltų maitinimą. Na, reikalai man klostosi neblogai, aš dirbu neskubėdamas, dirbu savo malonumui. Esu suplanavęs, kad štai šitoje vietoje atsiguls mano 2 polių maitinimas. Reiškia, ir dabar esu sumastęs padaryti dar papildomą 12 voltų maitinimą su atskiru transformatoriu, nes šito stiprintuvo transformatorius neturi papildomos, reiškia, 12 voltų apvijos. Vynioti aš tos apvijos nenoriu, kadangi transformatorius yra ganėtinai griozdiškas ir yra patalpintas į tokį metalinį korpusėlį ekranuotą ir užpiltas epoksidinę dervą, kai faktiškai išardyti jo nėra jokių galimybių. Todėl yra sumanyta pasigaminti, reiškia, 12 voltų maitinimo plokštę pačiam. Vietą aš jau jai numačiau, jinai bus patalpinta štai šitoje erdvėje. Ir jau yra jos, sakykime, šablonas, čia viskas kuo puikiausiai telpa, viskas kuo puikiausiai dera. Beliko smulkmena, beliko pasigaminti spausdintinę plokštę ir ją čia patalpinti. Tai štai, mielieji, egzistuoja visai neblogas įrankis PCB plokštėms projektuoti. Šita programėlė vadinasi Sprint Layout. Aš esu parsisiuntęs 6 versiją. Programėlė pas mane yra rusifikuota. Man tai patogiau, šitą kalbą aš neblogai moku. Ir man visai komfortiška šią programą darbuotis. Programa naudotis yra labai paprasta, yra daugybė suprantamų ir aiškių įrankių. Egzistuoja taip pat makrosų biblioteka, tai yra gatavi detalių ruošiniai grafiniai, kuriuos naudoti labai pravartu, reiškia, gaminant savo spausdintinę plokštę. Taigi, pradėkim nuo savo spausdintinės plokštės kontūro. Žalia spalva tai yra varis, kuris pasiliks ant stiklo tekstolito, baigus ėsdinti. Galima pasirinkti, sakykime, kontūro storį, na, man čia gal užteks ir kokio milimetro.
Štai, galime patalpinti, sakykime, vat, skylutės varžtams. Na, programos galimybės tikrai yra didelės ir yra galimybė, reiškia, naudoti SMD montažą, yra galimybė projektuoti 2 sluoksnių plokštės. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų poreikių ir nuo fantazijos. Taigi, turim kažkokį tai ruošinuką. Na, dabar tiesiog patalpinkime kelis elementus ir staigiai aš parodysiu, kaip galima susiprojektuoti savo PCB plokštę. Štai kažkoks tai čia galingas rezistorius pas mus, sakykim, yra reikalingas. Toliau ką? Čia dar kažkoks tai, sakykim, paderinamas rezistorius. Taip. Ką mes čia dar gero galim įdėti? Na, sakykim, kažkokį tai kvarcinį rezonatorių. Dar patalpinkime ant durniaus. Galbūt kažkokia tai dar reikėtų kažkokio ir induktyvumo, kokio nors tokio įdomesnio. O, įdomus variantas toksai va. Sakykim, ką mes čia dar galim padaryti. Na, gal kokių nors mikroschemų. Įdomių tokių. Štai. Ką čia dar. Šitos mėlynais kontaktais tai yra planarinės. Na, sakykime, mes projektuojam čia paprastą plokštę be kažkokių didelių pretenzijų. Tai planarinių gal nenaudokim. Štai, turim kažkokius elementus. Dabar, kaip yra paišomi takeliai. Žiūrim į principinę schemą. Yra čia toks įrankis, kuris vadinasi ryšiai. Tai štai ir paišom ryšius tarp savo elementukų kontaktų. Ten, kur įmanoma, programa mums juos vėliau pavers takeliais, o kur neįmanoma, tai programa automatiškai atsisakys tai daryti ir teks jau tada patiems sukti galvas, kaip tą takelį išvedžioti rankomis. Štai aš šiandien nupaišau keletą tokių ryšių ir pabandysiu juos paversti takeliais. Nežinau, kaip man seksis, bent jau galbūt pavyks pademonstruoti visą, reiškia, darbo eigą. Štai. Dabar yra toks įrankis, kuris vadinasi autotrasa. Reiškia, mes įsijungiam tą įrankį ir bakstelnam tiesiog savo ryšį, kurį programa paverčia takeliu. Štai. Va, kol kas mums labai neblogai sekasi. Štai, mes turime jau kažką tokio, ką galime gaminti. Aišku, šitos takelius mes galim išvedžioti ir rankiniu būdu. Čia, sakykime, patalpinam kažkokius tai kontaktus. Štai vienas, čia kontaktai milžiniški. Patalpinau aš juos. Ir dabar pabandysiu
reiškia, tarp jų rankiniu būdu nupaišyti takelius. Na, takeliai čia automatiškai irgi išeina tokie va stori. Galim juos įvairiai kraipyti. Ir reikalui esant daryti įvairiausius posūkius. Taigi, sakykime, pasidarėmės spausdintinės plokštės, reiškiasi, kažkokį tai maketą. Dabar apie spausdinimo funkciją. Reiškia, failas, spausdinimas. Štai, taip atrodys mūsų spausdintinė plokštė su joje išdėstytais elementais. Jeigu mums nereikia matyti, reiškia, elementų, mes išjungiame raudoną sluoksnį. Paprastai taip ir daroma, juk mums reikia, kad ant tekstolito liktų tik tai takeliai. Štai, pasirenkam norimą kopijų skaičių. Na, X ašyje aš jau iškart matau, kad tilps tik viena, o Y ašyje, ko gero, tilptų 3 kopijos. Štai, ir mūsų reiškiasi, mūsų plokštė atrodo va taip va. Belieka ją atspausdinti, tačiau aš to nedarysiu, o parodysiu, reiškia, tą plokštę, kurią mes realiai šiandieną bandysime pagaminti. Štai, mano reiškiasi mainblokio plokštelė. Čia jau viskas yra suprojektuota, visi elementukai yra išdėstyti. Ši plokštė yra pagaminta tokių matmenų, kurie man yra reikalingi. Ir va dabar va, reiškia, įsijunkime spausdinimo režimą. Čia taip pat galima Y ašį patalpinti 3 kopijas. Tai štai, belieka nusiųsti failiuką į printerį ir viskas bus atspausdinta vienas prie vieno, tokių pat išmatavimų, kokie buvo nurodyti pagrindinėme programos lange. Taigi, mielieji, programėlę Sprint Layout susiprojektavom spausdintinę plokštę. Štai, kaip jinai atrodo atspausdinta. Tačiau, kas dėl spausdinimo, tai noriu pasakyti keletą žodžių. Turime spausdinti tik tai lazeriniu printeriu. Nustatymai turi būti tokie, kad neveiktų jokie ekonomijos režimai. Ant popieriaus turi likti kuo daugiau tonerio dažų. Na, toksai ubagiškas variantas, kai jau nieko daugiau geresnio po ranka neturime, galime naudoti A4 formato paprastą kanceliarinį popierių spausdintuvui. Variantas, kuriuo naudojosi aš, yra popierius paimtas iš kažkokio tai žurnalo. Na, tas popieriaus paviršius turi būti kuo slidesnis, gliancinis ir labai, kaip įmanoma švelnesnis, kaip įmanoma slidesnis. Tada nuo popieriaus atšoka tonerio dažai. Geriau jie prilimpa prie stiklo tekstolito paviršiaus. Geriausias variantas, aišku, nepagailėti ten kelių dolerių ir parsisiųsti iš Kinijos specialų popieriuką, kuris yra naudojamas būtent šiem tikslam. Tai yra ypatingas popierius, prie kurio labai gerai prilimpa tonerio dažai, tačiau taip pat gerai nuo jo ir atlimpa.
Na, bet kadangi mano tai plokštei reikalavimai nėra kažkokie super puper dideli, aš naudoju va tokį va žurnalinį reiškia tokį vaškinį popierių. Nereikia kreipti dėmesio į spausdintas raides ir į nuotraukas, jos absoliučiai reiškia jokios įtakos neturi. Na, kas liečia medžiagą, stiklo tekstolitą, tai aš radijo detalių parduotuviai nusipirkau tokių įvairiausių gabalėlių rinkinį. Jis ten kainuoja, nežinau, porą eurų. Kadangi kažkokiu tai labai jau didelių tų plokščių neprojektuoju, tai iš to rinkinio visada galima rasti kažkokį panašų gabalėlį, kuris pagal dydį mums ir tiks. Na, beliks tik tai gal truputėlį jį apipjauti. Štai va, šitas man atrodo, šitas va egzempliorius man atrodo, ko gero tiks geriausiai. Šitas rinkinėlis tikrai labai nebrangus ir, sakau, na, stiklo tekstolitą siųstis iš Kinijos kol kas tikrai neapsimoka. Tačiau va tokių va gabaliukų, tokių atraižų nusipirkti radijo detalių parduotuvėje tikrai galima labai nebrangiai. Kad tirpalo veltui neteršti variu, nes nuo to tirpalas darosi silpnesnis ir prasčiau ėsdina. Aš va šitą vadalį ko gero nupjausiu. Spauskime spaustuvėlius. Ir be didelių ceremonijų tą padarykime. Štai turime mūsų ruošinuką. Aš imu švitrinio popieriaus gabalėlį ir lengvai patrinu stiklo tekstolito kraštelius grinai estetiniais tikslais, kad nepjautų rankų. Reiškia, na, kiti žmonės ima švelnų švitrinį popierių ir ilgai ir nuobodžiai trina va šitą va patį varį, reiškia. Na, aš nematau reikalo tą daryti, nes jeigu mes triname su švitriniu popierium ir taip jau plona tą foliją, tai nuo to jinai tikrai netampa storesnė. Aš to niekada nedarau. Jeigu matau, kad paviršius yra lygus ir gražus, stiklo tekstolitas jau gamykloje pagamintas gana kokybiškai, taigi aš nematau reikalo papildomai trinti tą paviršių. Taigi, iškirpkime mūsų piešinėlį. Štai. Grubiai. Taip ganėtinai mes jį apkarpom. Taip, plokštę reikia nuriebalinti. Aš tam šį kartą naudosiu skiediklį 649, todėl reikia įjungti gerą ventiliaciją, nes visiškai nesinori šito brūdo prisikvėpuoti. Labai svarbu gerai nuriebalinti
plokštės paviršių. Na, šitas skėdiklis yra tikrai neblogas nuriebalintojas. Galima dar patrinti švarių skudurėlių, kad greičiau nudžiūtų. Taigi, jungiame mūsų lygintuvą. Lygintuvas turi įkaisti gerai. Pastatom termostatą ant maksimumo. Uždedam savo piešinį ant plokštės, dažais į apačią. Taigi, laukiam, kol įkais lygintuvas. Nežinau, kokį porą popieriaus lapelių ant viršaus. Reiškia, reikia prispausti taip, kad niekur mūsų piešinėlis nepabėgtų. Ir spaudžiam su lygintuvu. Na, nežinau, per daug čia laikyti nereikia, užtenka gal kokių 20 sekundžių ar pusę minutės. Taigi, dabar reikia leisti mūsų stiklo tekstolitui atvėsti ir tada judėsim toliau. Taigi, atvėsa mūsų plokštė. Dabar metam ją į indą su vandenuku ir laukiam, kol išbrinks mūsų popierius, kad galėtume atskirti nuo stiklo tekstolito paviršiaus. Panašu, kad mūsų popieriukas jau bent kiek išbrinko. Dabar švelniai gramdydami pirštais pabandykime atskirti jį nuo mūsų plokštės. Reikia tai daryti atsargiai, kad nepersistengtume ir nenugramdytume kartu su dažais. Na ką, liktai viskas eina į gerą pusę. Popierius atsiskiria. Toneris lieka ant mūsų variuoto paviršiaus. Tikėkimės, kad rezultatas bus teigiamas. Štai, po truputėlį aš baigiu jau nugremžti tą mūsų popierių. Na, matom, kai kur toneris per daug išsiliejo, kai kur galbūt truputėlį susiglaudė aikštelės, bet tai nėra kritiška, tai galima pakoreguoti. Tam egzistuoja įvairūs mechaniniai įrankiai, kaip pavyzdžiui peiliukai, įvairiausi gremžtukai. Taip pat, aišku, galim tas vietas, kuriuose toneris nepakankamai gerai prilipo, pataisyti naudodami permanentinį pieštuką, permanentinį markerį. Tai štai. Na ką, rezultatas toks visai, sakyčiau, pusė velnio patenkinamas. Na, aišku, šitai plokštai aš nekeliu kažkokių tai super puper reikalavimų. Aišku, SMD montažui reikėtų galbūt ir labiau pasistengti, galbūt viską daryti atidžiau ir nuosekliau, tačiau tokiam tikslui, tokiam primityviam maitinimo blokelį, tai čia ir tai dar, sakyčiau, per gerai. Buvo galima nesukti per daug galvos, paimti maketinės plokštės gabalėlį ir
sumesti schemutę ant jos, tačiau tai jau nebūtų atrodę taip gražiai. Tai štai, išimkim savo gaminį iš vandens, vonelę padėkim į šoną, nusausinam, nusausint reikia gerai, nes dar reikės kai kurias vietas, matau, tikrai pakoreguoti. Koregavimas, tai čia labai paprastas. Į markerį žiūrim, kur mes norim, kad takelis būtų lygesnis, truputėlį pabraužinam dar. Galbūt truputėlį čia per daug išėmė dažų. Aišku, man kažkaip tai dar rūpi toks klausimas, kaip spiritinis, reiškia, spiritinė markerio dažų bazė veikia šitą tonerį, bet, na, lyg tai toneris neatsiklijuoja nuo tekstolito. Viskas atrodo pusę velnio. Taigi, dabar gal su jyva reikėtų atskirti kai kurios takelius. Kągi, nemanau, kad čia verta skirti labai daug dėmesio šitam dalykui. Plokštė pusėtina, srovės čia nėra kažkokios super stiprios. Aš manau, kad mano tikslams jinai turėtų būti tinkama. Taigi, viskas čia kaip ir išsiėsdina. Kągi, kitas etapas yra ėsdinimas. Mūsų spausdintiniai plokštei ėsdinti naudosime natrio persulfato tirpalą. Kadangi šitas tirpalas jau yra keletą kartų naudotas, matote, jis jau yra pamėlynavęs nuo jame esančio vario, tai kambario temperatūrai jo veikimas nebus labai efektyvus. Todėl ir šito tirpalo gamintojas, reiškia, siūlo šitą daiktą pašildyti. Aišku, mes negalim jo šildyti ant atviros liepsnos, todėl pasistatom kažkokį tai indą, įpilam į jį vandens ir tokioj vandens vonelėj mes truputėlį tą tirpaliuką pakaitinsim. Aišku, nereikia čia per daug persistengti, nes aš nežinau, kaip įkaitęs tirpalas paveiks tonerio dažus. Na, bet manau, kad iki kokių 40-50 laipsnių tą tirpaliuką mes galim pašildyti. Nieko baisaus neįvyks. Taigi uždegam mūsų dujinę plytelę. Ir pakaitinam truputėlį. Na štai, panašu, kad pašilo mūsų tirpaliukas iki reikiamos temperatūros. Nukelkime mes jį nuo liepsnos. Plytelę galima išjungti ir patraukti šoną. Toliau darome štai taip. Pilame tirpaliuką į vonelę. Na, temperatūra, manau, bus tinkama. Pirštą galima išlaikyti. Štai, metam mūsų plokštę į vidų. O vonelę, kad šiluma kuo mažiau įsisklaidytų, pastatom dar papildomai ant garų. Štai. Kągi, belieka laukti. Aišku,
gamintojas rekomenduoja tą mūsų plokštę karts nuo karto biškį pavartyti. Nežinau, žiūriu, kad matosi, kad reakcija prasidėjo. Varis kaip ir ėmė tirpti. Belieka laukti rezultatų. Na štai, matome, kaip vyksta procesas. Skiriasi vis dėlto turbūt varis nuo paviršiaus sėkmingai. Kyla kažkokie tai burbuliukai. Tačiau dar kartą noriu užakcentuoti tai, kad dirbant tokius darbus yra labai svarbu vėdinti patalpą. Nes, velniai žino, nežinai žmogus nuo ko storėji. Vat, nemanau, kad čia labai sveika yra kvėpuoti šito, reiškia, daikto garus. Šito natrio persulfato tirpalo. Patalpa, kurioje aš dirbu čia, aišku, irgi nėra ideali. Tačiau rūsio langelėje aš turiu pasidaręs ventiliatorių ir oras šitoj patalpoj gana neblogai cirkuliuoja. Ventiliatorius yra tiek galingas, kad aš netgi su nitro dažais čia įsigudrinu kai ką padažyti ir kaimynai nieko neužuodžia, nes rūsys yra po namų. Jeigu nebūtų ventiliacijos, tai jie mane jau seniai būtų iš čia išgrūdę į gatvę. Ėsdinimo procesas vyksta, reikalai eina į gerą pusę. Noriu atkreipti dėmesį, kad jau kraštuose, reiškia, mūsų vario plėvelė pradeda dingti. Kraštuose jinai yra nuėsdinama pirmiausia. Matome, kad procesas eina pirmin. Taigi, mielieji, procesas vyksta ir liko jau visai nedaug. Pasižiūrėkim, kaip išnyksta mūsų paskutinė varinės folijos salelė. Dar kelios sekundės ir darbas bus baigtas. Bent jau ta dalis, kuri liečia ėsdinimą. Štai matosi tiesiog, kaip akyse ištirpsta paskutiniai vario likučiai. Viskas, turime plokštę, turime takelius. Dabar belieka ištraukti ją iš tirpalo, nuvalyti tonerio likučius. Na ir toliau jau proza. Beliks išgręžti kiaurėmes ir gražiai apipjaustyti iš išorės. Natrio persulfatas savo darbą atliko. Plokštę traukiam lauk. Tirpaliuką supilkim atgal į stiklainį ir padėkim iki geresnių laikų. Jį dar bus galima ne kartą panaudoti. O į mūsų vonelę pripilkim šviežio vandenuko ir nuvalykim tonerio likučius. Aš vėl dedu plokštę į vandenį. Kiti naudoja įvairiausius tirpiklius, tačiau aš turiu tokią šiurkščią kempinėlę. Jie patrinu truputėlį tą plokštę ir toneris visai sėkmingai nusivalo.
Štai, maudynės baigtos. Rezultatas mano rankose. Belieka apipjaustyti kraštelius ir išgręžioti kiaurėmis. Kitas etapas. Imam ylą ir pažymim visas kiaurėmis, kurias ketiname pragręžti, nes priešingų atveju gręžiant gali slidinėti grąžtelis. Taigi, visos skylutės pažymėtos, dabar belieka išgręžti kiaurėmis. Kampiniam skylėm gręžti naudosime 3 mm skersmens grąžtelį, didesnėm kiaurėm, na štai kaip pavyzdžiui va šitom va, reiškia čia yra diodų tiltelio montavimo kiaurėmis, naudosime 2 mm grąžtą, o visom kitom kiaurėm naudosime milimetro skersmens grąžtelį. Gręžiam likusias kiaurėmis. Taigi, šurbinom savo skylės. Dabar reikia palyginti kraštelius ir suteikti mūsų plokštai tokį dydį, kuris yra mums reikalingas. O dydis yra reikalingas toksai, kad mūsų plokštė tilptų vat į šitą va tarpelį. Reiškia, aiškiai matome, kad reikia dar truputėlį pašlifuoti kraštelius. Taigi, tą ir padarysim. Gracias.
Tai štai, mūsų plokštė telpa į savo nuolatinės dislokacijos vietą, ko mums ir reikia. Tai štai, mielieji, toli gražu ne viskas, kas yra pigu ir kas yra paprasta, yra prasta. Štai pasidarėm namų sąlygom visai pakenčiamą spausdintinę plokštę. Ir aš manau, kad tikrai šio savo filmuku nenustebinsiu senų elektronikos vilkų, tačiau jaunimas, kuriam įdomu lituoti, kuriam įdomu kažką tai knebinėti, kurti, kuriam įdomu elektra, kuriam įdomu, kaip viskas veikia, kuris bando kažką daryti savo rankom, priims domen šitą mano informaciją ir kažkaip tai gal pritaikys savo gyvenime. O su jumis, mielieji, aš atsisveikinu, linkiu viso ko geriausio, linkiu kūrybinės sėkmės. Aišku, labai noriu, kad užsiprenumeruotumėt mano kanalą, o taip pat laukiu konstruktyvios kritikos ir kažkokių tai įdomių patarimų. Tai tiek, likit sveiki, viso gero, laimingai.